Hopa, kaip bitutė. Visiškai mirė supuvęs. Va, kaip lietuviai prigaminę mašiną, į Vokietiją vežam. Visai kelionė reikėtų 3 kartus daugiau negu tie. Toks jausmas, lyg jūroje subuotumėm po tiek važiavimo. Jūs tik paklausykit, kaip šitą audinį užsikrė. Hopa, kaip bitutė. Sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą. Ir šiandieną prasidės dar vienas tripas. Žinau, kad nespėjau sudėti, bet šį kartą sudėsim. Ir šį kartą į tripą trauksim su Audi A4. Paklausykit, pažiūrėkit, kaip jį čia linguoja. Tai iš tikrųjų, ką mes turim? Audi A4 99 metų 1.9 TDI 8.1 kW. Ir ją nupirkau už 300 eurų prieš keletą mėnesių ir mes dabar pradėsim ruoštis kelioniai, kur su jie ketiname suvažinėti net 5000 km. Bet prieš šią kelionę, ką mums reikia pasidaryti, reikia pasiruošti. Ir pirmas pasiruošimo darbas tai yra ratai. Aš gavau, kai nupirkau šitą automobilį, ir ratus, va tokius, kurie turi Goodyear padangas, bet jeigu čia atkreipsim dėmesį, tai Goodyear padangos yra visos jos suskilinėjusios ir į 5000 km, o čia galite matyti visos, o taifa, tai ir į 5000 km kelionę su tokiom padangom nenorėčiau leistis, nes gali būti, kad po to tikrai padangą nuleistų. Tai mes dabar ratus susikrovėm ir prasideda paruošimieji darbai šiai kelioniai. Ir ką, tada šokam į mašiną ir lekiam, pamatysit patys kur. Važiam. Na, o jums turbūt kyla klausimas, kodėl mes nusprendėme važiuoti į tokį ilgą kelionę, dar nesakėm kur, su būtent Audi A4. Nes čia veikia oro kondicionierius. Tasme, mano Audinė yra visiškai užlinkus, tasme, ir neveikia oro kondicionierius. Eclipse'ai neveikia oro kondicionierius ir važiuoja grynų benzinu, tai brangiai būtų. O žmonos mašina tvarkingiausia mašina visame kieme, nes žmonai gerą esu nupirkęs, o pats su kledarais važinėjau. Tai, jo, bet jas nuobodi mašina, nei suges, nieko, nebus įdomu. Ir jums gali kilti klausimas, kiek šitą Audinė yra. Tu kūrimi! Žinot, ko dar trūksta šitai Audinė? Amortikų nėra, visiškai amortikų. Tai darysime, kad būtų ir amortizatoriai šitai Audinė. Ką tik taip sulingavo. Netgi šitos jūros ligas susirgau. Bet grįžkime prie temos. Jums turbūt kyla klausimas aplamai, kiek šitą Audinę nuvažiavus ir kiek dar mes pridėsim 5000 km. Tai dabar Audinė yra nuvažiavus 402 101 km. Ir mes žinom, kad šita rida yra tikra, nes tikrinom šitą automobilį su Car Vertical. Ir jūs tikrinkit savo automobilius su Car Vertical, naudodamiesi mano nuolaidos kodu BEN20 ir sužinokite, ypač prieš perkant tavo automobilį, ar jo rida yra nesukta. Aš tikinau šį automobilį prieš pirkdamas, buvo rida nesukta, buvo berods 395 000, dabar jau 402 000 ir mes toliau su juo važiuojam. O visa kita istorija, jo tikrai buvo ir daužta ir visa kita, kaip matom iš Car Vertical. Tai jūs, eilė, neužmirštam naudotis nuolaidos kodu BEN20 Car Vertical ataskaitai gauti, tai paremsite ir mano kanalą, kad būtų daugiau kelionių. O ką, mes dabar važiuojam tiesiai ir vežam ratus. Pirmas darbas, kai reikia padaryti, tai sutvarkyti ratus, kad nepamestumėm ir nenuleisti kelionės metu. Kitą savaitę važiuosim pažiūrėti, kaip čia veiksmas vyksta. Veiksmas vyksta su tais ratais. Ir ką mes iš jų padarysim? Ką Saudėlą grįžom? Kada galėjau grįžti, bet jau man siuntė prieš keletą dienų, kad jau ratai nudažyti į paras.lt, tai ką, einam, susimokėsim, susitvarkysim reikalus ir važiuojam užmesti naujų ratų ant būtent Audi A4. Ir ką, jūs neužmirškit kreiptis į paras.lt, realiai visus kontaktus duosiu, tai kreipkitės, ieškokit Andriaus ir sakykit nuo Beno projektų, būtent su juo bendraukit dėl padangų ir jisai jums paderins nuolaidėlę. Va ir teisingai daveržia visus ratus. Va, kai jautelą iškart pasikeitė. Ledinė Audi bus.
Ką tada neužmirštam? Paras.lt einam, pirkti padangų, taip pat dažo ratus, tiesina, viskas organizuoja, padaro, atvažiuoja. Kaip aš atvažiavau, numečiau ratus, grįžau, perdažyti ratą, išlyginti, ištiesinti ir naujas padangos montuotas. Ir va dabar viskas sudėjo ant mano audelės. Tai ką, einam į paras.lt arba skambinam tiesiai Andriui. Numeris yra komentaruose, video aprašyme ir būtent su Andrium susisiekėt dėl visų dalykų ir ką, jums tada galės viskuo padėti. O ką mes dabar einam kraut senų ratų į audelę ir važiuojam toliau. Ruošiamės toliau kelionį į Angliją ir reikia pasiruošti auglinę. Tai ir visokių niuansų, pavyzdžiui, niuansas yra toks, kad pas ją realiai mortikų net nėra. Nežinau. Vienu žodžiu, gal su šitais ratais jau geriau, bet šiaip tai važiuojant, tai viena granatos guma supryšo, tepalai nekeisti, tai tepalus pakeist ir kondišnas veikia ir vienu žodžiu biškai apsitalpyti audinę. Tai kas, keliam automobilį, turim detalių kalno prisivežę, nusipirkę, tai keliam, tvarkom ir važiuojam. Ką, išėmėm pirmą amortizatorių iš galo, tai va. Visiškai miręs, supuvęs. Ten jau viduj nebe tepalas, kas turėtų būti, o vanduo. Tai va. Varėm į Maksimą, užsipirksim kurą. Mūsų kelionį į Angliją, tai euro 25 litras. Imam kokį 60 minučių. Ką, techniškai viškai apsitvarkėm audelą, tai dabar atvažiavam į plovyklą eisim plaut, kad švari būtų. Į kelionę, tai reikia bet jau nusiplaut, kad švarės technikai. Turim pasiruošę važiavimui. Kurą prisipirkom. Kuras, va, aliejaus. Kalnas aliejaus. Koks mūsų planas? Mūsų planas iš tikrųjų yra paprastas. Užpilti vieną baką aliejaus. Ir rytoj nuo ryto mūsų tikslas yra nuvažiuoti iki Vokietijos. Tai mes nesivešim. Visai kelionį reikėtų 3 kartus daugiau negu tiek aliejaus. Tikrai nesiviniosim kažkur pirkti papildomai. Tai ką mes darysim, mes tiesiog norim tokį padaryti eksperimentą, kiek ryja šitą audelą. 100 litrų aliejaus. Tai ką mes dabar turim, einam pažiūrėti, kiek mes turim aliejaus, kuro bake. Bake turime nei daug, nei mažai, beveik tuščią baką. Tuščią baką dyzelio. Tai ką mes dabar darysim, mes tiesiog imsim ir eisim užpilti pilnutėlį baką aliejaus. Mums reikės leikos. Tokių nesąmonių, nežinau, gyvenimą dar kad nors darysiu ar dariau. Taip, statom leiką, pakreipiam kampu. Ir ką, lukštenam vieną po kitos dabar jau, neskubėdami šitą aliejuką. Tai darom, pastatom ir laukiam. 59 litras, paskutinis. Trukau apie pusvalandį. Supilti viską, tai sakyčiau tikrai gera nesąmonė. Ar verta čia taip žaisti? Dėl eksperimento verta, tikrai nežaisčiau. Einam nusivalyti, nes čia pristaškė, dedam vandenį, pėdam langų skystį jau į mašiną ir varom ir automobilis jau paruoštas kelionį. Yes! Na, jeigu jau darom nesąmonės toliau, tai ruošdamėsi kelioniai, tai turim pakeitę oro filtrą, lemputės, pakeitę tepalus, aušinimo skysčio ir ko mums, aišku, reikės ir langų ploviklio. Ir mes turim nusipirkę, kaip sakant, jeigu jau darom nesąmonės, tai nusipirkom stalo vandens ir turime iš Kinijos kažkada nupirkę tabletės tokias va tabletės. Tipo langų ploviklis gal už
50 tablečių sumokėjau gal 2 eurus. Kaip sakoma, patinka paeksperimentuoti. Tai pamėginsim pasikabinti langų ploviklio už, kiek čia gausis, 50 centų. O, žiūrėk, tabletė. Svarbu neįkišti į tabletę. Metam čia vieną. Pamečiau. Kaip manai, dėjau, užteks ar 3 metam? Antarė? 3. 3? Žmonas sakė 3. Metam 3. Į vieną. Ir laukiam, kas bus iš tų 3 tablečių. Ir pasidarom kitą dar irgi. Irgi 3 metam. 2. 2 šitą. Ir rašysim, kuris geriau valė. Ar mums viso jo reikės? Kai su Kamaro važiavom, tai mums 4 litrus čeka. Vieną kartą tai pildėm Lenkijoje. Nu va. Tegul ruošiasi mūsų langų ploviklis. Žiūrėsim, kas čia gausis. Langų plovimo skystis pasigamino. Nebėra tablečių, išmaišom. Va, kokį turim mėlyną gražų. Šitą langų skystį lieka užklijuoti etiketę ir pardavinėti po 1,5 ar 2 eurus. O dabar man čia gavosi, nežinau, 50 centų. Pilam ir žiūrim, ką turėsim. Na, langų skystį visada reikia turėti mašiną, tai kraunamės į automobilį. Tai prieš kelionę keitėm, tai ką dar darėm prieš kelionę, tai su šitą audinę tikrai nevažiavom taip, kaip jinai buvo prieš tai, tai perdažėm ratus. Kaip matėt, paras.lt tikrai gerai pasidarbavo, padarė išskirtinius ratus, iš tikrųjų išsiskiria Audi iš visur ir paras.lt. Andriaus kontaktus randate aprašyme, skambinat ir jisai padės jums viską suderinti. Na ir žinoma, amortizatorius. Galiniai amortizatoriai, va tokie. Ir nepatikėsit, šitą Audi yra nuvažiavus 402 tūkstančius kilometrų ir būtent jinai važiavo vis dar su originaliais amortizatoriais. Priekinis irgi lygiai toks pat. Šitas dar toks biškai geresnis, bet vienu žodžiu irgi nieko gero. Tai pakeitėm amortizatorius, vieną granatos gumą buvo plyšus ir granatą buvo pradėjęs traškėti. Stabdžių kiladėlės gale pakeitėm. Tepalus pakeitėm, oro filtrą. O biškai oro kondicionierius čia difuzorius nešaldė. Vienu žodžiu, mes tikrai nemažai aptvarkėm šitą audinę. Tai ką dabar darom? Uždarom aidą pavarų dėždžią, pakeičiau, uždarom kapotą ir varom ją lauk. Ir viskas, ir Audi kaip ir paruošta. Ir viskas, Audi kaip ir paruošta kelionė. Ką, atėjo laikas išvažiuoti su gražiaja mūsų Audine, paruošta kelioniai. Ratai gražus iš paras.lt. Ir ką mes tada sėdam į Audi, kuriam šaltą variklį ant aliejaus, kaip jau supratot, ir bandom važiuoti pro vartus. Na, šį kartą pašilo žvakės, kuriam. Opa, kaip bitutė! Ir ką? Į kelelį dumėm, į kelelį dumėm. Nusinulinom kilometrus ir dabar jau čia prieš kelius šimtus metrų nusinulinau, tai jau 400 metrų nuvažiavom ir vakar pyliau 59 litrus aliejus. Tai pagal mano paskaičiavimus, tarkim, jeigu varytų kaip dizelio šitą audinę, tai mes turėtumėm nuvažiuoti apie 1200 km.
Tai pažiūrėsim, ar iš tikrųjų tiek nuvažiuosim ir kiek mes nuvažiuosim. Ir ką mes tada važiuojam savo neskubėdami link Lenkijos. Ir pasižiūrėsim, ar aliejaus tiek patryja, kiek dizelių. Per šitą kelionę. Labai greit išsiaiškinsim. Vieną pusę nuvažiuosim į Anglijos ir viskas aišku. Tai va, lekim. Ką nuvažiavom apie 280 km, esam už Lomžos šitą autostradui, sustojom, ledų nusipirkom. Sustojom tualete. Tai pirma stotelė Lenkijoje. Ir ką? Lėksim toliau ir šiandienos planas pasiekti Frankfurtą. Tai maždaug liko dar 1200 km, 300 beveik įvykta. 280 įvykta, tai jau beveik 300 įvykta, tai liko apie 1250 km. Tai ką, šokam toliau į Audelą ir lekiam toliau. Pralėkiam Varšuvą, dar čia Varšuvas jau dar priemiesčiai yra, bet pralėkėm be didesnių vargų, turim nuvažiavę 415 km Audelę ir dar turim daugiau negu pusę alternatyvaus kuro aliejaus. Tai visai gerai, atrodo ir su dizeliu panašiai būtumėm nuvažiavę, tai šaunam toliau, manau, kad su aliejum 1000 kilometrų įpaišysim. Jau nuvažiuota 600 kažkiek kilometrų ir žinot, koks geras dalykas, kai važiuoju su ant aliejaus su Audi, kai atvažiuoji į McDonald'ą, toks pat kvapas yra, tiek nueinantis nuo Audelės, tiek kai atvažiuoji į McDonald'ą aplinkui. Tai va, važiuojam, išlipi iš mašinos ir tas pats kvaps ir nuo Audi, ir nuo McDonald'o. Tai va, o mes ką, pavalgiam, pasistiprinom pačiu sveikiausiu maistu, kuris gali būti kelionėje. Ir ką, mes toliau lekiam, nes dar šiandien apie 1000 km norisi įveikti. Tad šokam į mašiną ir važiuojam. Na, o kol važiuojam per Lenkiją, galim pakalbėti ir apie Car One. Car One tai yra nemokama programėlė, kurią sukūrė CarVertical. Ir mes dabar važiuojam su Audi, kurią aš nusipirkau už 300 €. Ir kas man iš tikrųjų labai patiko, kad suvedęs duomenis, leidau prisijungti prie registros ir pasiūsinti visus duomenis ir viską jau žino apie šią Audinę. Kada technikinė galioja, iki kada VIN kodas koksai yra. Draudimą pats irgi įsigijau per Car One programėlę būtent šiam automobiliui ir taip pat pagalba kelyje. Kas dar man vienas dalykas irgi patiko, kad visi mano automobiliai yra surašyti į vieną programėlę. Ten galiu parašyti aptarnavimus, tai būtent irgi šitam automobiliu susirašysiu prie kokio kilometražo, keičiausi tepalus, kada dariausi ir visus dalykus, kad neužmiršiu, nes tas laikas greitai bėga. Ir būtent Car One programėlį galėsiu turėti visą informaciją apie savo automobilį. Tad jūs irgi neužmirškit parsisiųsti Car One programėlės. Aprašyme yra nuoroda, kurią tiesiog spustelėje galit parsisiųsti į savo telefoną. Tai va, tai neužmirštam naudotis Car One programėlę. Jau mes toliau važiuojam per Lenkijos platybės. Tiek važiavam, nuvažiavam ant aliejaus 859 km ir kuro jau netiek ir daug liko. Ale po 860 km galiu pasakyti, kad toks jausmas lyg jūroje subuotumėm po tiek važiavimo, o dar daug lieka, tai ką imam dizelį ir pilam pilną baką. Zlotai 699 zlotai. Ir ką, buvo aliejaus praktiškai pilnas bakas pripiltas, tai galėsim pažiūrėti, kiek litrų telpa, ten gal koks litras būtų dar tilpęs iki pilno bako, kaip pyliau aliejaus, tai galėsim pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų litrų telpo nuvažiavo ir kiek surijo. Solėm. Čia kažko man iššovė. Tikrai daugiau turėtų
Tai ką, pilną video, pilną baką ir kažko čia man visi šokinėja, tai vadinasi laikas baigti ir šį video. Tad kitą video pradžioj mes pasakysim, kiek iš tikrųjų surijo 100 km aliejaus šitą A4 ir kitam video palyginsim, ar kažkuriam video palyginsim, su kurio kuru pigiau lyja šitą audinę. Ar dizelio, ar aliejaus. O mes ką, susitinksim kitame video ir laikinam šį video, subscribinam kanalą, o mes tęsim kelionę. Iki kito susitikimo.